Tai irgi va dar tokia, dar vienas, kaip pasakyti, toksai pliusiukas į tavo daržą už tą raudonos pasirinkimą. O davimas pasirinkimų 3 vietoj 1. Veikia šitas dalykas? Nes, pavyzdžiui, būna, kad paleidi website ir ten nėra labai didelių pirkimų ir tada išskaidai, pavyzdžiui, į skirtingus ir atsiranda. Vien tik to tai reikėjo. Taip, absoliučiai veikia, ne veltui tai yra daroma. Irgi kitas dalykas yra, kad jeigu matai, kad kažkas yra daroma industrijos lygiu, nebūtinai, bet tikėtina, kad tai veikia. Dėl ko sakau, kad nebūtinai, būna tikrai, kad darom, dėl to, kad daro visi ir niekada nepagalvojom, gal galima geriau. Bet tie 3 planai tikrai yra momentas, dėl to, kad šiaip 3 žmogui yra labai toks psichologiškai svarus numeris. Vat, irgi čia gal tam sunku sudėlioti formulę, kodėl būtent 3, bet žmogui tas skaičius 3, jis įgeba kažkaip ir gerai pasilyginti, ir gerai įvertinti, ir yra ta vidurinė opcija, kuriem labai patinka. Tai būtent su tais planais, ką mes dažniausiai matom, kad mes dažniausiai matom tuos vadinamus dekoj planus, tai yra tas brangiausias planas, kuris iš tikrųjų yra prastos vertės. Ir jis yra skirtas būtent tam, kad jeigu, tarkim, būtų 2 planai, pigesnis, brangesnis, kurio dažniausiai vis tiek pirkėjų reikės, nes pirkėjams būna skirtingi poreikiai. Yra brangesnis, pigesnis, kaip taisyklė pirkėjas rinksis pigesnį, nes jisai taupo, nes tai yra natūralu. Jeigu mes pridedam 3 planą, kuris yra žiauriai brangus, žiauriai prastos vertės, tai per palyginimą vėlgi padaro mūsų vidurinį planą atrodyti, jis atrodo vertingesnis, ne? Kitas dalykas, vidurinis planas visą laiką atrodė saugiausia opcija. Nes aš ateinu, ko gero aš nelabai žinau, ko man reikia. Man reikia ten to software, ten to įrankio, bet ar ten man reikia ten tos automatinės apskaitos, ar aš čia pats galiu, nežinau, reikia gilintis, gal biški tingiu, bet aš nedidelis verslas, bet biški verslas, tai man mažiausias planas single, ko gero netinka, didelis brangus čia tikrai ne man, per vidurį važiuojam, plus dar sakau, priklijuoju kokį most popular ženkliuką, tai absoliučiai veikia, absoliučiai, vėlgi, taip, visą laiką reikia prasitestuoti, pasižiūrėti, bet dažniausiu atveju tie 3 planeliai yra priežastis, kodėl jie yra rodomi. Nes aš pagalvoju, gali skaidyti produktus, dabar ten upsellai visokie ir panašiai labai populiarėja, tai vienas iš tų dalykų, kad reikėtų prasitestuoti. Aišku, tas irgi yra pakankamai nepigu daryti, jeigu leidi didelis kampanijas, bet supratau, reiks pabandyti. Dar tik vienas momentas, bet nereikia prisidėti per daug planų, nes irgi dar šitas yra irgi, kur atrodo daugiau yra geriau, kad irgi tenai, jau duosim dabar 10 planų, visi ateis tie mūsų useriai, susiras ten tą tobulą savo. Ne, ateis, pažiūrėsi 10 planų, galvos, o dieve, neturiu jėgų, grįšiu rytoj. Aš pagalvojau, kai tu sakai 3, tai čia toks dažnai dar ypač turbūt iš po sovietmečio likęs, gal nežinau kiek, ypač lietuviam, gal kai buvo 5 vertinimo sistema ir jie neturėjo pasirinkimų iki 10, dabar, pavyzdžiui, labai saugi vieta 7 yra. Jeigu šiaip skaičių renkantis, ne? Jeigu skaitum tarp 1-10, didžioji dalis žmonių turbūt pasirinktų 7. Tai tas trejetas iš tos saugumo prizmės ateina mum ir per dar kitus dalykus. Čia kaip vienas mano draugas buvo sakęs, kodėl, pavyzdžiui, žmonės vyresni tiek mažai investuoja akcijas, o jaunesni ne. Nes irgi per tą visą sovietmetį, skilimo, lūžimą ir taip toliau žmonės, kurie laikė pinigus kažkur akcijose, juos prarado, keitėsi, o tie, kas buvo nusipirkę nekilnojamo turto, iš esmės išsaugojo savo pinigus, kaupė kapitalą. Dėl to dabar netgi žiūrint, nekilnojamas turtas yra populiariausia turto klasė Lietuvoje, ką žmonės investuoja. Nes nesąmoningai atrodo. Mes atrodo, kad renkamės patys, nors iš tikrųjų mūsų įtakoja tam tikri irgi alternatyvūs veiksniai, kurie sudarė. Taip, tai šitos išmoktas irgi tos pamokos, tie naratyvai, ką bendruomenė išmoko, tai taip revoliucija vyksta, ne? Ką bendruomenė išmoksta, tą aš perimu ir tą aš darau tas geriausias pamokas tam, kad išgyventi toliau. Tai čia yra tai, ką banda išmoko ir dabar banda galbūt mokosi naujus dalykus. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.